Labas. Ne šiaip savo, aš su kepsninė žnyplėm. Todėl, kad tik ką įdėjau į grupę, kad galit laimėti keramikinę kepsninę. Aš tai turiu didelę, bet laimėjime bus mini. Tai super, žiauriai geras dalyks terasom, mažesniam kiemelėm, ką dažnai Anglijoje turi mane. Ne visi tokius turi plotus. Išvykom ir visiems bet kam išsikepti, pasikepti, parūkyti, patušinti ir panašiai. Tai kepsninė, keramikinė kepsninė, super dalyks iš tikrųjų ir galit laimėti ir absoliučiai labai paprastai. Labai. Yra ten surašyta viskas, ne, bet pakartuosiu tiesiog tam, kad aš jumis užregistruočiau jau dabar, ne, nelaukiant Liepos 14, nes pats žaidimas vyks Liepos 14. Bostone vykstančiam renginiui dideliam, ne? Bet tam, kad nereiktų laukti ir galėčiau iš karto jūsų vardą įrašyti į žaidėjų sąrašą, tai tiesiog man parašot į asmeninę žinutę man savo vardą, telefono numerį, taip pat 3 savo draugų, pažįstamų, artimųjų, priešų, ką nori tą rašykite, ne? Vardus ir telefono numerius ir turėsit galimybę laimėti kepsninę. Kodėl ne? Labai gerai. Iš tikrųjų labai gerai, tik tais nepatingėkit, sudalyvaukit, parašykit man žinutę su savo telefono numeriu, dar 3 žmonių telefono numeriai ir vardai ir įrašysiu jumis į žaidėjų sąrašą. O Liepos 14 bus didelė šventė, Boston Strongest Competition. Tai stipruolių varžybas ir vyks Bostono centre. Ne, ir tuo pačiu momentu vyks ir maisto fiesta, kas dar smagiau, viskas vienu metu ir viskas vienoj krūvoj. Taip kad aš su savo komanda irgi būsiu ten. Tai kadangi Bostone yra kelias mano mergaitės dirbančios, tai Oksana, Emilija, Lina ir mes visos būsim ten, tai su visom galėsit susipažinti ir pakalbinti. Ir, turėsit galimybę padalyvauti gražiam dideliam renginiui, pamatyti stipruolių varžybas, paragauti daug skanaus maisto ir namo išsinešti kepsninę. Kodėl ne? Labai gerai. Tik tais dalyvaujam, žaidžiam, daliname šitą informaciją ir sakau iki.